Tai žodžiu, aš Antanas, žodžiu, papasakosiu tokią apie, kaip vėliau paaiškėjo, apie epinę problemą. Žodžiu. Tiesiog stojo tokia diena telefonui, kai nebepakrovau aš jo ir pagalvojau, kad tiesiog telefone numerė USB lizdas. Išsimalė, galvojau, vis tiek ne pirmi metai. Ir, pirmiausias dalykas užlėkiu Lemoną, sakau, man čia lizdą, čia bandysiu perlitot. Tuo pačiu čia užkūriau reikalą, galvojau, gal tiesiog rasiu, kas apsimtų perlitot greičiau, kad nereiktų ten žaisti. Žodžiu, čia į Space atlėkiau, galvojau, gal rasiu nuo kokio donoro nulituot ar ką. Visą tą telefoną iki varžtelio praktiškai paleidau. Čia, aišku, nuotraukų jis dabar jau šiek tiek sudėtas. Išardžiau ir be ieškant sprendimo, kaip tą lizdą ten pasikeisti, bent jau, kad duomenys išsitraukti iš telefono. Žiūriu, kad kažkaip ir tą lizdą nelabai USB mikro laidas lenda. Čia besijokdami čia sėdėjo ir Ana buvo, dar kas ten, sako, pamėgink pravalyti lizdą. Su pincetu, žodžiu, tai krapščiau. Finalas toks, kad išsivalė lizdas, kaip sakant, visokių pūkų, dulkių, ten smėliuko. Žiūriu, kad jau kaip ir įlenda jungtis, jau galima pakrauti ir kažką žiūrėti. Tai reziumė, žodžiu, taip. Tai teko vėl visą telefoną atgal sutverti vietą. Beardant, aišku, akumuliatorius yra klijuotas, tai šiek tiek sutsuktų buvo pradurta. Tai teko greitai kitą čia iš pigų per vieną dieną, kaip netyčia pasisekė. Už 7 eurus pasikeisti akumuą gauti ir, žodžiu, sutvert atgal. Tai dabar plaukiu dar čia, kur čia viena nuotrauka. Tai va, čia dar Erfido šitą anteną. Jo, tiksliau, nes ją. Ant akumuliatoriaus užklijuota, ir viskas čia aplinkui plastikai sutverti atgal. Kameras sudėtos viską, nes kai ardžiau, tai gavos, kad viskas išsileido iki ekrano pačio. Tai va, tai pamokėlė tokia, kad visiškai paprasta tiesiog. Viskas prasidėjo nuo to, kad USB lizdas prastai veikia, o užtrukau be proto daug laiko, o finalas toks, kad būtų galima buvo tiesiog USB lizdą išsivalyti. Ir būtų nereikėjo nieko skirti telefoną. Tai va, tai galvau, gal bateriją paškoti talpesnę ar kažką, bet jau telefonai ne tie metai, kad dar ten jį kišti. Tai tiesiog viską atgal sutvėriau, kaip buvo, ten su lipne juosta priklijavau ten NFC antenėlę, ten, žodžiu, suklijavau, nors viskas ten ant tokias dvipusės plonytės lipnios surinkta būna. Tai viską atgal sudėjau kameras, ten pravaliau ir sukrovau. Šiaip viskas vietoje tvarkoja, tai tik tai, aišku, aktualu ardant šleifų, kur nors nepažeis, nes ten yra kur plokštės jungias, kur kamerėlės, tai yra kaip kurie ant šleifo jungias. Tai biškiai atsargiau. Bet yra ten paardyta planšetė, ekranas keistas, tai šiek tiek atidumo ir pasikeitė. Tai toks mano trumpas su komedi elementais, žodžiu. Buvo išardyta vien dėl to, kad jis aiškiai, kad lizdą reiks išvalyti. Nors to visai nereikėjo. Mintis buvo tokia, kad jau jisai senai prastai jau, žinai, ir vieną ir kitą pakrovėją, žinai, galvojau, jau laikas atėjo, taip sakant, žinai, viskas. O pasirodo, nei jis ten išlūžęs, nei nieko, tiesiog prisirinko ir fiziškai tu jo tiesiog neįkiši pakankamai tiek, kad krautųsi gerai ir viskas. Nes ir duomenys prastai ten ne visą laiką suveikdavo ir žodžiu, ir krovimas prastai. Tai va, finalas toks, kad tiesiog reikėjo higieną šiek tiek pravalyti lizdą ir būtų viskas gerai buvę. Tai va, tai tiek, tokio marazmo.